Ir vėl sugrįžtame į čia, o tos akimirkos taip trupa. Susirenkam, kaip visada, matuotis jau išaugtą rūbą. Mokykla – tai žinių, kūrybos ir idėjų šaltinis. Mokykla – tai daina, šokis ir sportas. Mokykla – tai kiekvieno vaiko ateitis. Džiugu girdėti, jog mūsų gimnazija švenčia savo 75-ąjį jubiliejų. Esu Tautvydas Kvedaravičius. Šiandien būsiu jūsų gidas filme Mokykla ąžuolų apsuptyje. Eime. Mikalojus Daukša, lietuvių raštijos pradininkas, Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, garsiosios postilės autorius, Krakėse klebonavo neilgai, tačiau išliko miestelio istorijoje amžiams. Kažkur čia buvo pirmoji medinė Krakių bažnyčia, tai yra senasis šventorius. Čia Mikalojaus Daukšos rūpesčių buvo įkurta pirmoji Krakėse mokykla. Pažymėdami šios mokyklos 400 metų jubiliejų, norėjome įamžinti šią vietą ir šią datą. Mokyklos auklėtinė architektė Diana Valangevičiūtė pabraižė mums šios aplinkos sutvarkymo projektėlį. Buvusio kolūkio pirmininkas Antanas Petkevičius ėmėsi finansinių, techninių klausimų sprendimo. Žymusis mūsų meistras krakiškis Juozas Meškuotis sukūrė štai šį paminklą. Daukšos laikais pradinę mokyklą lankė 12 mokinių, joje dirbo 2 mokytojai. Vėliau po Daukšos Krakėse švietėjišką veiklą tęsė Krakių vienuolyno, įkurto 1645 metais seseris vienuolės Kotrinietės. Krakėse Šventos Kotrynos kongregacijos vienuolynas įsikūrė 1645 metais. Seseris turėjo pradžioje, centras buvo Braunsberge, tai atvažiavo iš Braunsbergo keletas sesučių ir jos pradėjo mūsų vienuolyno įkūrimą. Seserys dirbo mokyklose, buvo nepilnamečių nusikaltėlių mokykla, buvo nepilnamečių mergaičių ir jos buvo auklėjamos. 1928 metais buvo įsteigta pradinė mokykla, kur mergaitės ateidavo ir ten jas mokindavo. 1997 metais buvo pastatytas naujas vienuolynas, kadangi senas jau sudegė, o šitoj vietoj, kur yra lauke ta statulėlė, čia buvo senas vienuolynas. Spaudos draudimo metais Krakėse veikė slaptosios mokyklos. Uždraustą gimtąjį žodį platino knygnešiai. Jiems pagelbėdavo rašytojas, etnografas Mikalojus Katkus. 1932 metais pastatyta 2 aukštų mūrinė pradžios mokykla, o 1940-aisiais tame pačiame pastate įsteigta progimnazija, kuri po metų persikėlė į vienuolyno naująjį rūmą. Pirmasis mokyklos direktorius Juozas Juknys, kuris rašė dienoraštį apie tuometinį mokyklos gyvenimą. Stojame prie nuotraukų ekspozicijos, kur galime pamatyti nuotrauką pirmosios laidos, išleistos 1945 metais. Mokyklą baigė 17 abiturienčių, nes visi vaikinai privalėjo pasitraukti į miškus. Sveiki, vaikai. Labas, Tautvydai. Ką čia veikėt? Nieko. Ar žinot, vaikai, ką simbolizuoja ši skulptūra? Ar ši? Ne, nežinau. Matot, vaikai, ši skulptūra simbolizuoja, jog 1974 metais šiai mokyklai suteiktas Mikalojaus Katkaus vardas. Dabar jau žinosim. Dėl
Džiaugiuosi, kad Krakių gimnazija per keletą pastarųjų dešimtmečių stipriai pasikeitė ir tapo modernę, lyderiaujančią švietimo įstaigą. Visų pirma, tai mus labiausiai džiugina moksleivių puikus rezultatai. Jie dalyvauja daugelį olimpiadų, varžybų, konkursų ir dažnai tampa prizininkais arba net ir nugalėtojais. Iš kitos pusės Krakių gimnazija jau daugelį metų garsėja kaip sportiškiausia mokykla ne tik tai Kėdainių rajone, bet ir Respublikoje. O pastaraisiais metais mus vis dažniau džiugina mūsų moksleivių laimėjimai tarptautinėse varžybose. Mes labai džiaugiamės savo nuostabia aplinka. Džiaugiamės ne tik mes, bet esame įvertinti ir Respublikos lygyje. Net 3 kartus pripažinti gražiausios edukacinės aplinkos konkursų nugalėtojais. Iš kitos pusės gimnazija gyvena be galo aktyvų, modernų gyvenimą. Daugelio inovacijų vykdomų rajone pradininkai esame mes. Iš kitos pusės bene funkcionaliausia mokykla šiuo metu rajone. Be Krakių gimnazijos mūsų aplinkoje veikia Maironiškio pradinio ugdymo skyrius, Krakėse esantis Bitutės skyrius, kuriame ugdomi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikai. Taip pat naujai atsidaręs Paislio daugiafunkcinis centras, kuriame po vienu stogu kartu puikiai sugyvena ir veikia mokykla, biblioteka, bendruomenės centras. Iš tiesų dabar Krakėse vaikams mokyti sudarytos puikios sąlygos. Kabinetai šilti, gražus. Vaikai tikrai turi puikias geras sąlygas. Kiekvienas kabinetas ar klasė turi įvestą internetą. Puikiai yra sutvarkytas moksleivių atvežimas į mokyklą mokykliniais autobusais. Džiaugiuosi, kad pagaliau pavyko šiais metais įgyvendinti seną tokią svajonę. Tai būtent šiemet yra įsteigtas Kėdainių muzikos mokyklos filialas. Bene labiausiai turbūt džiugina tie momentai, kai į mokyklą atvykę svečiai stebisi mūsų mokiniais, jų žingeidumo, jų elgesių, jų sugebėjimo klausyti, diskutuoti. Tikrai daugelį kartų esu girdėjęs tokius pasakymus, na, pas jūs tai auksiniai vaikai. Iš tiesų, ko gero taip ir yra, nes pas mus dirba puikus mokytojų, puikus pedagogų ir darbuotojų kolektyvas. Manau, kad visi tie laimėjimai, visa, kuo mes galime džiaugtis ir didžiuotis, tai yra puikaus kolektyvo darbo rezultatas. Mūsų mokytoja viena iš geriausių. Myliu šią mokytoją. Mūsų mokytoja gerai išmoko rusų kalbą. Nenoriu, kad jie išeitų. Tai kasgi man yra mokykla? Manau, kad mokykla man yra visas mano gyvenimas prabėgęs čia. Pradėjau dirbti šitoje mokykloje, baigusi institutą, dirbu iki šiol. Mokiausi irgi šitoje mokykloje. Visų pirma, aš dėkinga šitai mokyklai už tai, kad aš čia iš tiesų patyriau labai daug gerų akimirkų, turėjau daug gerų draugų. Pro mano rankas, pro mano akis prabėgo daug jaunų gyvenimų. Ir dabar turbūt visoje Respublikoje ir ne tik pilna mokinių, apie kuriuos aš galiu pasakyti su pasididžiavimu, kad tai buvo vaikai, kuriuos aš mokiau.
dažnai mokiniai paklausė mokytojo, susitikę per susitikimus, mokytojai, jūs visai nepasikeitėt, kokie buvo, tokie ir esate. Tai man atrodo, kad mokytojo darbas ypatingas tuo, kad jis leidžia mums prisiliesti prie jaunų žmonių, prie jų gyvenimo. Ir gal todėl, gyvendami, dirbdami su jaunais žmonėmis, mes ir patys jaučiamės jauni. Ir nežiūrinti tai, kad mūsų mokykla švęs jau 75-ąjį jubiliejų, kad tai jau iš tiesų labai gražus ir brandus jubiliejus. Aš asmeniškai šitoje mokykloje dirbu jau 47 metus. Aš vis tiek jaučiuosi, kad šita mokykla yra viskas, ką aš turėjau šitame gyvenime. Ir todėl aš labai ją džiaugiuosi, didžiuojuosi visais pasiekimais mūsų mokyklos. Ir kadangi jau turiu planų toliau gal ir nebedirbti, linkiu visiems, kurie čia bus po manęs, dirbti taip, kaip jie dirbo iki šiol. O visiems savo buvusiems mokiniams aš noriu perduoti kuo nuoširdžiausius linkėjimus. Na ir išeidama, žinoma, noriu pasakyti, kad aš paskui save palieku puikią pavaduotoją, kuri, manau, gerai susitvarkys su savo pareigomis, kadangi yra jau dabar labai kompetitinga visose sritise, ir tai yra pavaduotoja Laima, ir dabar aš jai perteikiu žodį. Krakių gimnazijos mokytojai džiaugiasi dabartinių jos mokinių laimėjimais konkursuose, olimpiadose, sportinėse varžybose. Taip pat didžiuojamės ir buvusių mokinių pasiekimais. Smagu, kad dauguma Krakių gimnaziją baigusių mokinių tapo gerais savo srities specialistais, atsakingais tėvais, o svarbiausia, dorais žmonėmis. Gimtadienio proga savo gimnazijai norėčiau palinkėti, kad jai niekada nestiktų talentingų ir gabių mokinių, kad jie visada garsintų jos vardą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Sveikas, Mantai. Sveikas. Esi pagarsėjęs kaip vienas geriausių šios gimnazijos mokinių, ar tai tiesa? Iš dalies taip, aš esu dalyvavęs labai daug olimpiadų ir visų tokių mokslo šakų turnyrų. Ar galėtum pasakyti, kokiuose svarbiausiose tavo manymų olimpiadose esi dalyvavęs ir užėmęs prizinės vietas? Esu dalyvavęs matematikos olimpiadoje respublikinėje ir esu užėmęs 2 vietą, o vėliau toliau eina rajoninės. Jos tik smulkesnės, bet irgi man palyginus yra svarbios. Yra fizikos olimpiada, taip pat 3 vieta, buvo chemijos olimpiada, sužinosiu tik šiandien rezultatus, ir buvo matematikos rajoninė olimpiada, kur paėmiau aš 1 vietą, ir buvo informatikos olimpiada, kur paėmiau 3 vietą. Kokią įtaką tavo mokymui sudaro mokytojai? Mokytojai labai padeda, jie man padeda įsiaiškinti, kur aš stringu, mano kliūtis, ir tiesiog padeda tobulėti. Visi vaikai mano, kad mokyklą eina vien tik tais rašyti, skaičiuoti ar kažko išmokti. Tad aš manau, mokyklą einu pasisemti žinių iš mokytojų, kitų mokinių, savo bendraklasių ir taip pat pažinti save ir galbūt netgi susipažinti su savimi, sužinoti, ką noriu pasiekti. Ir mokykloje aš labai daug kur dalyvauju, daug kur vaidinu ar šiaip ką nors veikiu. Ir mokykla tai kaip antri namai ir tiesiog mokytas ir labai yra smagu, pavyzdžiui, pro mokyklą ir matyti besišypsančius veidus mokinių ir mokytojų ir tiesiog visi yra gerai nusiteikę. Ir galiu aš netgi, kad neblogai mokaus, bet ir nelabai gerai. Bet pradinėse klasėse buvo taip, kad grįždavau iš mokyklos ir skaitydavau, kaip man nesiseka ir kaip man tikrai nepasiseks gyvenime, bet mano brolis visada sakydavo, kad yra 5% gabumo ir 95% darbo. Ir aš labai tai gerai įsiminiau ir dabar visada stengiuosi ir dedu daug darbo ir tikrai žinau, kad ateityje dar daugiau stengsiuosi. Tikrai. Mokykla toks trumpas žodis, turintis tiek daug reikšmių kiekvienam iš mūsų. Kai kuriems išgirdus žodį mokykla, iš karto ateina į galvą tokios mintis kaip namų darbai, kontroliniai ar sėdėjimas po pamokų.
Pirma mintis šovusi man išgirdus žodį mokykla yra draugai. Tai žmonės, su kuriais užaugau, žmonės, kuriuos pažįstu tiek daug metų, žmonės, kurie tau rūpi, nepaisant to, kad su jais nebendrauji, žmonės, kurie visada bus mano gyvenimo dalis, žmonės, kuriuos visada norisi sutikti. Indrė Urbaitė, mano sesuo Dainora, Neringa Liukonytė, Austėja Liukonytė, Svajūnas Aliukonis. Ar tai sutapimas ar jie šeima? Tai ne klaida, tai mano seseris. Daugelį metų gimnazijos sportininkai, kuriuos ruošia kūno kultūros mokytojai Romualdas Varnas ir Robertas Kaselis, patenka į sportiškiausių mokyklų 10-tuką. Laimėtos prizinės vietos virvės traukimo, svarsčių kilnojimo, lengvosios atletikos varžybose ne tik šalyje, bet ir už jos ribų. Krakėse jau dirbu 33 metai, tai gražus Kristaus amžius. Jeigu taip juokaujant, tai per tuos metelius tikrai yra pasiekta nemažai pergalių. O sportinio ėjimo būrelis, tai nuo pat, kai pradėjau dirbti, jis čia pas mane ir gyvuoja. Tai labai daug ir rekordininkų yra Lietuvos įvairaus amžiaus grupių, ir prizininkų, ir čempionų, ir tarptautinių varžybų nugalėtojų ir prizininkų. Visą laiką taip maždaug kažkur tai apie 15-17 žmonių juda, kartais daugiau, kartais mažiau treniruojasi. Amžius labai įvairus, pradedant pradinukus ir baigiant abiturientus. Ir šiuo metu, šiandien kaip tik eina abiturientas, Lietuvos rinktinės narys, geras sportininkas Budrys Arnoldas, yra Daumantas Litinskis ir Austėja Kavaliauskaitė, kurie yra kandidatai dalyvauti Kolumbijoje pasaulio jaunių čempionate. Viskas priklauso, aišku, nuo jų darbo, nuo jų užsispyrimo. Šiemet Liepos mėnesį matysim, tada jau kalbėsim daugiau, ar jie dalyvaus ar ne. Tai kas liečia sportinį ėjimą, tokie pasiekimai. O taip, tai ir drąsus stiprus vykrus, ir krepšinis, ir futbolas. Čia kolega labai mėgėjas dirbti, ir lengvosios atletikos varžybos. Turim pasiekimų nemažai. Sveik, svieteli marks, šventės pavasario šventės. Sveiks ir tu, žmogau, sulaukęs vasarą mielą. Sveiks kvietkelėmis pasidžiaugęs, sveiks prisiuostęs. Sveiks, Dieve duok, sulauk dar daug pavasario švenčių. Irgi sulaukęs jas, vis sveiks ir drūts pasilinksmink. Ne vien sportų garsėja mūsų mokykla. Mes didžiuojamės ir savo meninio skaitymo laureatais, kuriuos daugelį metų ruošia lietuvių kalbos mokytoja Vita Gaučienė. Tačiau nuo gimnazistų neatsilieka ir pradinukai. Štai matome Amritą ir Rusnę, kurios jau 3 metus Kėdainių rajone užima prizinės vietas. Šios košės teko paragauti ir man, už tai labiausiai esu dėkingas lietuvių kalbos mokytojai Irmai. O šias 2 nuostabias mokinės ruošia pradinių klasių mokytojos Jolanta ir Vida. Pernai metais startavo projektas Small Steps, Great Changes. Lietuviškai maži žingsniai ir dideli pokyčiai. Į jį įtraukta mūsų Trakų gimnazija ir mūsų draugai iš Turkijos. Projekte pagrinde mokomės turkų kalbos, susipažįstam su jų kultūra ir taip pat laukiam jų, kad išmokintume juos lietuvių kalbos, susipažintume juos su Lietuva. Daug kur keliavom, ragavom daug netradicinio maisto, tiesiog mokėmės. Antras projektas buvo How Innovative We Can Be Together. Lietuviškai būkime inovatyvūs kartu. Kurie dalyvavo Lenkija, Portugalija, Ispanija, Turkija. Ir mes sugalvojom šūkį. 1, 2, 3! Dirbti renginių organizatorė šioje mokykloje yra vienas malonumas, nes šioje mokykloje pilna labai kūrybingų ir artistiškų mokinių. Todėl mūsų šventės dažniausiai vyksta teatralizuotos.
kad ir paprasčiausias paskutinis skambutis. Tai nėra iškilminga šventė, tai yra linksma šventė, kada patys dvyliktokai pasirenka temą ir tą temą gvildena visą dieną paskutinėse pamokose ir koncerto metu ir net švęsdami savo paskutinio skambučio šventę. Ir tą temą rutulioja ne tik pamokose, koncerto metu, ir švęsdami paskutinio skambučio šventę. Labai masiškas renginys būna karnavalas, kada aktyviai dalyvauja visų klasių, visi mokiniai, kai artistų tiesiog net nereikia ieškoti, jie patys ateina ir siūlosi. Net ir tokia kaip sporto šventė, pas mus vadinama tradicinė olimpinė diena, jinai yra su teatro elementais. Būtinai uždegama yra olimpinė ugnis, būtinai ugnis ir vėliava įnešamos iškilmingai su fanfaromis, o tada jau kūno kultūros mokytojai parenka olimpinės užduotis, kurių tarpuose ir nugalėtojus sveikinant būtinai padeda mūsų šokėjos ir muzikantai. Iš rimtesnių tokių organizuotų švenčių tai yra amatų mugė, kada mokiniams yra sudaroma galimybė, kad jie galėtų susipažinti artimiau su savo profesija. Todėl pamokos būna netradicinės. Jas praveda ne mokytojai, o savo srities specialistai. Tai atvažiuoja iš visos šalies įvairių sričių darbo pobūdžių specialistai ir kiekvienais metais vis kitokie dalyviai būna. O savo mokiniais šios mokyklos galime tik pasidžiaugti ir pasididžiuoti, kad jie drįsta, gali ir nori būti visų priekyje ir daryti tai, kas paprašoma. Nes improvizacijos vaidinimai būtinai pravers jiems gyvenime tikrame. Iš šios mokyklos mes išleidom daugybę darbščių, kūrybingų, mylinčių kalbą, literatūrą ir knygą mokinių. Laukiame jų sugrįžtant. Taigi jie baigė mokyklą, sugrįžta ir pasakoja mums, kaip sekėsi mokytis, kaip sekėsi svečiose šalyse. Prisimename tai, kas buvo mokykloje geriausia. O ir šiandieniniai mokiniai gana pagarbiai žiūri į gimtąją kalbą, domisi naujovėmis, skaito knygas. Mūsų gimnazijoje dirba šauni specialistų komanda. Čia mes mokomės skaityti, rašyti, skaičiuoti, piešti, svajoti, bendrauti, mylėti, keliauti, draugauti, mąstyti. Mes Привет, как дела? Спасибо, хорошо. Mes esame tiksliukai. Fizikai, matematikai, informatikai. Aš Renaldas. Čia Aušra. Pasislėpusi Donata. Trūksta Rūtos, Vladimiro ir Astos. Mes gamtos ir socialinių mokslų grupė sveikiname mokinius, kolegas su gimnazijos jubiliejumi.
tik tai sveikam kūne. Tik tai gražiai sielai. Laimingas gyvena žmogus. Per grožį ir meną. Per sporto aukštybės. Vaikus mes auginam. Gerus ir sveikus. Baltas, baltas kaip vyšnios viršūnė, žydro veido kaip žydras dangus, kaip vėlė nemarūnė, per pasaulį keliauja žmogus. Bėga laikas, keičiasi metų laikai, pateka ir leidžiasi saulė, gimsta žmogus. Gimsta tam, kad po savęs gyvenime paliktų plačią brydę, kaip ją rasotoje žolėje palieka miško gyvūnai. Gimsta tam, kad padovanotų pačius gražiausius jausmus tiems, kurie jį augina, auklėja, myli. Kad pasiimtų į savo didelę širdį visus, kam reikia gero žodžio, šiltos šypsenos, ąžuolų tvirtybės.